Vėjo jėgainių parkas Širvintų rajone. Daug aistrų, daug diskusijų. Mėly širvintiškiai, jau 9 metus jūsų pasitikėjimo ir palaikymo dėka esu Širvintų rajono merė. Ir čia su manimi sėdintis jūsų balsais išrinkti Širvintų rajono tarybos nariai. Visą šį laiką man ir mums buvo ir yra labai svarbu ryšys su jumis, atvirumas ir atstovavimas jūsų interesams. Nepaisant galimo melo, šmeižto, bandymų sukiršinti, nepaisant naktinių laiškų ir grasinančių skambučių, šiandien jums pristatysiu vieną iš aktualiausių pastarųjų metų klausimų – privataus verslo planuojamų vėjo jėgainių parko Širvintų rajone poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos išvadą. Todėl siūlau į stalčių padėti karštas emocijas, pamiršti kažkieno keliamas intrigas ir atidžiai išklausyti. Širvintų rajono savivaldybė. Išvada. Informuojame, kad Širvintų rajono savivaldybė išnagrinėjusi pateikta UAB Žalia žemė planuojamos ūkinės veiklos, planuojamų iki 72 vėjo elektrinių parko Alionių, Širvintų ir Zibalų seniūnijoje, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskrities teritorijose statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Nepritarė minėtai ataskaitai. Visoms ataskaitoje nurodytoms poveikis ūkiniai veiklai alternatyvoms ir teigia neigiamą motyvuotą išvadą. Pirma. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje neįvertinta ir nenagrinėta reali statybos darbų įtaka upių, pakrančių, melioracijos griovių apsaugos zonoms. Akivaizdu, jog PAF ataskaitoje pateiktos formalios neigiamo poveikio paviršiniam vandeniui išvengimo ir sumažinimo priemonės. Antra. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje vadovaujamasi negaliojančių nacionalinės kraštovaizdžio tvarkymo planu, išregistruotas iš teritorijų planavimo dokumento registro dar 2022 metų spalio 5 dieną, reikalinga patikslinta PAF ataskaita. Trečia. Poveikio aplinkai ataskaitoje PUF poveikis kraštovaizdžiui įvertintas neišsamiai. Ketvirta. Poveikio aplinkai ataskaitoje neatsižvelgta, jog didžioji dalis vėjo elektrinių patenka į Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiajame plane numatyta teritorija, kurioje vėjo elektrinių statyba negalima. Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialio plano sprendiniais, vėjo elektrinių statyba gamtinio karkaso teritorijoje yra negalima. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikta informacija, kad į gamtinio karkaso teritorijas patenka net 49 planuojamos vėjo elektrinės. Tai yra, jų statyba pagal galiojantį teritorijų planavimo dokumentą yra negalima. Penktas. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaito neįvertintas PUF poveikis funkcinio žemės panaudojimo galimybėms. Šešta. Nustatant PUF poveikį kraštovaizdžių, PAF ataskaitoje netinkamai įvertinta V2H3D tipo vizualinės kraštovaizdžio struktūros teritorijai tvarkymo krypčių teritorijai planuojamų vėjo elektrinių įtaka ir teisinis reglamentavimas. Septinta. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje neįvertintas kraštovaizdžio kultūrinio identiteto išsaugojimas. Aštunta. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, neskaitant PUF poveikį kraštovaizdžių, nebuvo tinkamai vertinama ir planuojama vėjų elektrinių darys poveikį esamiems vertingiausio kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškams. Devinta. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nėra įvertintas vėjo elektrinių poveikis nekilnojamo turto vertei. Dešimta. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nėra įvertintas vėjo elektrinių poveikis galimai veiklai žemės sklypuose statiniuose, kurie yra šalia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodyto vėjo elektrinių bokštų.
11. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje netinkamai įvertintas PUF poveikis kultūros paveldo vietovėms ir objektams. 12. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje neįvertintos neigiamų poveikio mažinimo aplinkybės ir jų reikšmingumas vėjo elektrinių teritorijoje esančiams nekilnojamo turto vertybėms. 13. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje netinkamai įvertinta planuojamų vėjo elektrinių triukšmo sklaidos zona ir būsimas triukšmo lygis. 14. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje šešėliavimo modeliavimas atliktas netinkamai. 15. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nėra vertinta apledėjusių menčių ledų nusvaidymo zona ir iš to kylanti rizika. 16. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nepakankamai vertina bokšto griūties riziką trečiųjų asmenų turtui. 17. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nėra tinkamai įvertintas PUF poveikis biologiniai įvairoviai. 18. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos duomenys dėl poveikio augalijai yra klaidinantis. 19. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos duomenys dėl laukinių paukščių apsaugos paremti klaidingais surinktais duomenimis. 20. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nepakankamai įvertinta PUF įtaka saugomom teritorijoms. Apibendrinant išdėstytą UAB Sveko Lietuva parengta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita netitinka Lietuvos Respublikos keliamų tikslų, tai yra nėra tinkamai įvertintas galimas tiesioginis ir netiesioginis planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui, biologiniai įvairoviai, saugomiems gyvūnų rūšims ir natūralioms buveinėms, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir kitiems faktoriams. Atsižvelgiant į tai, savivaldybė teigia neigiamą motyvuotą išvadą. Nepritarė parengtai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai. Dėl ataskaitos prieštaravimų Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymų 4 straipsnio 1 dalies 1-5 punkto aprašo 17.10 punktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio Lietuvos Respublikos higienos normų HN 33.211 nuostatoms Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialio plano sprendiniams. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 3.5 punkto nuostatoms ir kitomis šioje išvadoje nurodytiems teisės aktams. Šis dokumentas bus persiųstas UAB Sveko Lietuva, kopija bus persiųsta UAB Žalia žemė, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdybai, valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai prie aplinkos ministerijos ir Molėtų rajono savivaldybės administracijai. Mėly širvintiškiai, prašome visada pasitikėti žmonėmis, kuriuos jūs renkate, išrenkate, todėl kad bet kokioje situacijoje mes visada, visa mūsų komanda, mes būsime žmonių pusėje.